Gera girdėti ir matyti savus. Ačiū labai, kad jungiatės. Ačiū labai, kad skiriat šiandien tam laiko. Tai aš esu Aurelija Bacevičienė. Jolanta šiandien man davė užduotį, kai ką jums perduoti per save. Tai mano užduotis papasakoti šiandien bus apie abonemento vertę. Bet pirmiausia, aš noriu pasakyti, kas aš tokia esu ir kodėl aš turiu džiaugsmų ir garbės čia su jumis kalbėti. Tai aš esu Aurelija Bacevičienė, dar prieš pusmetį buvau tiesiog nauja partnerė ir per tą pusę metų man pavyko pasiekti vice president statusą. Ir šiandien savo komandoje aš turiu 183 narės. Ir dabar čia matau Diana, Aistė, kas dar, Gintarė, nematau dabar Daiva ir daugybė kitų moterų, tai labai džiaugiuosi, būdama tarp savų. Ir jūsų palaikymas šiandien man tikrai bus irgi labai svarbus, tai noriu kad bendrautumėm. Gerai sutarėm, kad šiandien tegul nebūna monologas, nes turbūt puikiai suprantat, kad monologas yra labai nuobodu, o dialogas jau kažkokia intriga, jau kažkas įdomiau, ar ne? Tai va, tai kviesiu jūs irgi kalbėti su manimi tam, kad šitų mokymų kokybė būtų daug geresnė. Va, ir Airidas, matau, mūsų komandos narys jungiasi ir turbūt daugybė kitų, kurių aš dar nematau, bet kokiu atveju sveikinuosi su visais. Ok, tai dabar, chebryte, pirmas klausimas jums. Kodėl dauguma žmonių nepasiekia ilgalaikio rezultato? Čia yra bet kur. Sveikatai, santykiuose, sporte, asmeniniam augime, finansuose. Kas yra tas, kodėl dauguma žmonių neturi rezultato? Trumpalaikiai, jie kažką padaro, čia, žiūrėk, presiukas jau pasimatė ir vėl kažkaip grįžta į pradžią. Kas tas yra rodiklis, kodėl dauguma žmonių nepasiekia ilgalaikio rezultato? Kaip jūs manote? Nuoseklumas. Kažkas turbūt skaidrės ruošia šiandien su manimi. Ei, kaip neįdomu, Aistė. Taip, nuoseklumas ir yra tai. Tai nereiškia, kad mes neturim tam tikros informacijos, kaip tai padaryti. Tai nereiškia, kad mes neturim galbūt kažkokios tinkamų priemonių arba aiškumo, žinojimo. Tai nereiškia šitoje vietoje, kad net, pavyzdžiui, produktas neveikia arba paslauga kokia nors, arba sporto treniruotė, arba mitybos planas, nesvarbu kas. O mes nepasiekėm ilgalaikių norimų rezultatų dėl to, kad neturim disciplinos ir nuoseklumo. Ir aš net nebejoju, kad tikrai pas jūs yra buvę tokių situacijų, kad kažką pradėsiu, ypatingai nuo naujų metų, užvakar vėl buvo nauji metai dar kartą, jau dabar varysi, jau pradėsiu savaitę tokios disciplinos, savaitę kažkokios rutinos, aiškumo, žinojimo ir taip toliau, kažkas jau linksi. Ir paskui 2 savaitės vėl lašinius auginu, nieko nedarau. Tarkim, po kokio nors renginio, užsihaipinu, motyvacijos pilna, jau dabar darysiu, jau dabar varysiu, jau dabar šnekinsiu žmonės, jau dabar esu pilna entuzijazmo. Praeina kažkuris laikas ir vėl kokie 3 mėnesiai. Kažkaip nieks neperka, nieks nesiregina, ką čia dabar veikti. O Virginija, ačiū širdeles, ačiū, va, tai Kristina man siunčia meilę, labai dėkoju už tai. Tai iš tiesų taip ir yra, kad mes neturim ilgalaikio rezultato, dar ir dėl to, kad mes noriu, nenoriu, darau, nedarau, tokios kaip nerimtuolės. Ir rezultatą mes pasiekiam tik tai tada, kada mes einam maždaug tiesia linija. Aš suprantu, kad pas moterį nėra tos tiesios linijos, bet maždaug apie balansą keliaudamas mes tikrai gausim geresnį rezultatą negu toks visiškas kraštutinumų turėjimas. Ir tas vienkartinis veiksmas, kažko darymas, kažko pabandymas ir taip toliau, pirmiausia, mums kuria emociją. O nuoseklus veiksmas, jisai tik tai atneša mums rezultatą. Ir ilgalaikis rezultatas, aišku, kad reikalauja ir ilgalaikio veiksmo. Puikiai suprantat, nuėjau į sporto salę, padariau preso pratimų 20, 3 po 20. Jau čia kažkaip, bet nesimato kaladėlių, ką tai reiškia, kad tai reikės išugdyti per laiką, būtent tas ilgalaikis veiksmas ir jisai gali atnešti mums norimą ilgalaikį rezultatą. Tai aš čia kaip pavyzdį, kaip sportą imu, nes dabar jūs motyvuoju tuo pačiu pradėti, bet galima tai galvoti su bet kuo. Ir jeigu kalbant apie sveikatą, jeigu kalbant apie fitliną, tai jūs puikiai žinot, kad mūsų sveikata pirmiausiai prasideda ląstelėje.
Ir kaip ten Jolanta sakė, 12 sistemų, trilijonai ląstelių, aibė mechanizmų, kuris dirba kiaurą parą. Nes ląstelės kasdien gamina energiją, jos valo toksinus, jos atsinaujina, jos užsikrauna, jos palaiko imunitetą ir dar daro daugybę dalykų, kurių mes normalų žmonės, neturintys medicinio išsilavinimo, net ir nesuprantam. Bet suvokiam, kad kažkas tai vyksta net ir tuo metu, kai aš miegu. Ar ne? Ir iš tiesų taip yra, kad ląstelė dirba 24 valandas 7 dienas per savaitę. Ir va tada klausimas, ar jinai turi iš kokio resurso tai daryti? Ar jinai gauna maistą? Ar visgi turi eiti vogti? Ar visgi turi iš vidinių kažkokių sukauptų kažkada resursų tai daryti? Ir tikiu, kad esate girdėjusios, kad Fitline kompanija sugalvojo kažkokį tai 3 mėnesių vartojimą, neperstojimą. Nes tada jie sako, kad tik per 3 mėnesius ląstelė pilnai atsinaujins, pilnai užsikraus norima informacija. Ir va tada mes galim sakyti, veikia man Fitline'as arba neveikia. Ne, va tada galim daryti kažkokį savo sprendimą. Ir tas trumpalaikis vartojimas iš tiesų jisai duoda kažkokius pojūčius. Skanu, malonu, dar kažkas tai vyksta. Bet kai mes pradedam vartoti būtent reguliariai, kai mes pradedam vartoti tebūnie, kad ir tuos 3 mėnesius, tai tas nuoseklumas va tada ir atneša tam tikrą pokytį. Žinoma, jūs puikiai žinot ir savo istorijas ir girdėję daugybę kartų, kad kai kas ten po 3 dienų žiūrė geriau miega, ar ne, dažniau tuštinasi, arba dar įvairūs kitokie pokyčiai, bet natūralu, kad va tą grynuolį mes pajusim tik tada, kada duosim ilgalaikį maitinimą, nuolatinį neperstojimą maitinimą ląsteliai. Dabar pakelkit rankas, arba uždėkit širdeles, arba dar kažkaip man sureaguokit, kurios jau turi ryto vakaro ritualus. Kurios jau nebeįsivaiva, Diana, matau ranką, kurios jau neįsivaizduojo, kaip čia reikėtų rytą dieną pradėti, jeigu neturėčiau ko išgerti. Daiva, Virginija, Jurga, ačiū, Kristina, Edita, ačiū labai, merginos. Taip, iš tiesų, kad ritualai, taip kaip ir dabar kalbėsim apie Fitline, ritualai apskritai visame kame yra labai geras toks ramumo jausmas, kad tada protui nebereikia galvoti, tai kažką daryti, nedaryti, kaip daryti ir taip toliau, jam nebereikia ieškoti sprendimų. Tai yra tiesiog smegenims yra aišku, ką dabar reikia daryti. Taip, Laima, klausau, matau ranką pakėlėt. Aha, dabar nuleidot. Ok. Ir ritualai, ką jie dar duoda, jie aišku duoda savidiscipliną. Kaip dažnai mes negaunam rezultatų, kai esam bardake. Kaip dažnai mes nežinom atsikėlę, ką čia dabar nuo ko čia pradėti, kai mes neturim tų savo ritualų, įprastų veiksmų, kuriuos mes kartuojam kasdien. Ir tada, kada mes žinom savo rutiną, kada mes turim tam tikrus ritualus, kai kurios, aš nežinau, gal galit pasakyti, pavyzdžiui, gal tai yra vienintelis dalykas, kada jūs pabūnat viena su savimi. Gal tai yra vienintelis dalykas, kada galit lėtai kažką daryti, nes gyvenimo tempas yra labai labai greitas. Ką jums kiekvienai, tarkim, kažkas galit pasakyti, ką jums reiškia ritualai? Kodėl tai yra svarbu? Diana, tu pirmoji man iš dešinės, kviečiu tave. Kodėl tau tai svarbu turėti ritualus? Mano rytiniai ritualai tai mane nuteikia dienai. Tiesiog. Dabar mano keisti ritualai, anksčiau jų tokių neturėjau, nes pradėjau labai anksti keltis. Kokią 6:30 jau akys didelios, o į darbą, kada noriu, tada einu tik nuo 10. Tai mano rytiniai tokie keisti. 2 valandas, dedu visokias kaukės. Aišku, prasideda nuo kokteilio gėrimo. Ir kadangi turiu štai tokio dydžio stiklinę, gėris kažkoks gėris, tai aš su pasimėgavimu per šiaudelį, tada kyla minčių, mano vienas iš ritualų kokią nors nesąmonėlę pasakyti. Turi mintis rilsą paruošti, ar ne? Jo, nuotaiką kitiem pakelti, nes tai trunka maks 10 minučių, bet man tai priduota energijos. Ir mano tas ritualas ir aš tada į darbą einu su gera nuotaika ir energija. Ar esi turėjus tokių momentų, kada neturėjai tą rytą ritualo? Kokteilio turiu minti. Jo, esu. Ką tu apie tai galvoji ir ką tu tuo metu veikiai? Tai trūksta iš tikrųjų kaip dozės ir skubinau važiuoti namo. Šiąnakt sekmadienį per mokymus ir sakiau, per Valentino dieną nuvažiavome į Druskininkus ir gal, gerai, pabūsiu be tų ritualų jau čia iš ryto. Atsikėliau, geriu tą kavą vyro padarytą 3 viename, galvoju, apie ką čia ta kava, anksčiau geriu ir labai patiko. tą pusrytį suvalgiau, tas sprendis apsunko, va iš namo, sakau, greičiau. Ir grįžus, ką pirmiausia padariau, tai išgėriau
Ryto savo ritualus. ryto ritualą. Nes tiesiog tikrai priprantama ir, kas sako, kad nepriprantama, tai nesąmonė. Jo, ir turbūt Jolanta čia mus ir pataisys, kad mes labai greit priprantam prie tos geros savijautos, ar ne, kaip mes jaučiamės. Ir aš iš tiesų irgi, kai gyvenau Portugalijoje, jūs puikiai žinot, kad su tuo pačiu ID, bet kurioje šalyje mes galim nusipirkti savo kokteilių. Bet tam tikros šalys neturi savo ofiso ir aš turėjau tokį nuotykį, kad mums irgi 2 savaitės teko laukti savo ritualų. Ir aš nežinau, kas tada vyksta, ar tai yra psichologija, ar tai yra fiziologija. Bet tada ir ryte keltis nesinori, tada ir sportuoti nesinori, tada galvoju, tiek to, kažkaip gal, žinai, kaip greičiau prastumti laiką. Tai tai iš tiesų turbūt, kai tu geri, tai tada puikiai suvoki, kokią naudą duoda, bet kai tu negeri, padarai dienos 2, nedaug dėjo 2 savaičių pertrauką, ar ne, tada dar labiau sustiprėja tas koks, aiškumas ir žinojimas, ką visą tai man duoda mano gyvenimo kokybėje, ar ne? Tai ačiū labai, kad daliniesi. Taip, ir iš tiesų paskui, tarkim, tas pats ritualo turėjimas arba ilgalaikis žinojimas, ką aš kada veikiu, mums netgi kuria patį pasitikėjimą savimi, kad aš žinau, ką aš noriu daryti. Aš renkuosi pati, kaip atrodys mano diena, aš pati susistrateguoju, kada man keltis, kada man kažkokius veiksmus imtis, kada man kokteilį gerti ir taip toliau, tarsi tokia kontrolė savo pačiam gyvenimui. Taip, ir aišku, pastovumas, tada jisai mums stabilizuoja energiją, pagerėja pati ląstelių regeneracija, atkuriamas yra mineralų balansas ir imunitetas tampa stipresnis ir apskritai, organizmas mūsų myli tai, kad mes juo rūpinamės, myli ritualus, ritmą ir aiškumą, kad jam tuomet pabudai ir žino, kad jis gaus maisto, ar ne, o nereikia galvoti, tai iš kur dabar paimti, gal pas kaimynką kur nors nubėgti, ar ne, arba kažkokias tai iššaukia mums negalavimus ir ligas. Ir dabar, kodėl aš linksiu dabar nuo tos tokios motyvacinės temos prie abonento, nes jūs puikiai žinote, kad kompanija turi mums paruošusi irgi išmintingus pasiūlymus, tai yra mėnesio ir 3 mėnesių abonementus. Jiegi didelė ir stipri kompanija, ir labai išmintinga kompanija, ir jie žino, kam to reikia. Ir žinoma, pirmiausiai net ir galvoja apie tai, kad mes turėtumėm tuos ritualus, kad mes nepertraukiamai turėtumėm juos, kad mūsų protas jaustųsi saugus ir jam būtų viskas aišku, ką dabar man daryti, ar ne? Ir tada mums nebelieka abejonių, kad, neturiu, tai dabar ko čia užkišti, ko čia kitų, kaip čia pakeisti, ir ta prasme, tas mūsų šurmulys ir chaosas galvoje jis nebegyvena. Tada mes, kai turim, tarkim, kažkokį abonementą, tuomet visą laiką esam ramios, kad produktas yra namuose. Ir žinoma, pati svarbiausia žinutė šitoje vietoje yra tada, kada mes statom savo sveikatą, gerą savijautą į prioritetą. Gera savijauta tai nėra savaime suprantamas dalykas. Šičia irgi reikia mums padirbėti. Ir kada, žinot, sako man kartais mergaitės, tai šį mėnesį labai daug išlaidų, ne? Būna tokių turbūt ir pas jūs variantų. Ir aš tada galvoju, tai labai džiaugiuosi, kad tavo kūnas dar neduoda tam tikrų signalų, nes kai jis pradės su tavim garsiau kalbėti per patalą, per guolį, per negandas tam tikras, tada tau nekils, jau šiurpailė eina mano, jau ant liežuvio, tada tau nekils klausimas, ką šį mėnesį pirkti pirmenybinę prasme, ar ne? Ir dabar man prašau širdeles uždėkite tie žmonės, to atidarau čatą, kiek jūsų daug, 43, čia kaip scenoj dabar jaučiuosi tom renginį, Žiūrėkit, uždėkit man širdeles į čatą, tie, kurie vis dar nežino, kas yra abonementas, kur jį rasti ir ką čia su juo daryti, kokius čia tuos produktus įsidėti, kam to reikia ir visa kita. Nežiūrėkit. Jeigu širdelių nėra, tai aš suprantu, kad jūs viską žinot, jums viskas aišku, mokymai 15 minučių ir skirstomės, ne? Bet jeigu yra kažkam, kas dar, ką čia šneka, dar nelabai žinau ir būtų įdomu visai išgirsti, uždėkit, prašau, man širdelę ir tada aš galėsiu tęsti. Aiste, tavo širdelės labiausiai laukiau, taip, Aiste dar tik šiandien išpakavo savo startinį renginį, galvoju, nejaugi, jau viską žino. Taip, ir Aliona, ačiū tau labai irgi už palaikymą. Gerai, Aiste, dabar mokymai tau, viskas dabar uždėsiu tau jausį, nes visas kitos žino, tau dabar čia bus informacija. Gerai, galbūt kažkam irgi bus naudinga, arba galbūt kažkas pasikartos ir galės tą patį perduoti savo komandai. Tai žiūrėkit, užeinate į savo puslapį, tai yra fitline.com, Aiste, rašaisi viską, ne?
Viršuje bus toksai žmogeliukas. Tenai susivesite savo ID, susivesite slaptažodį ir tuomet pagal jūsų vardą pavardę iškils raidelės. Na, kadangi aš esu Aurelija Bacevičienė, pas mane yra AB. Ir apačioje atidaromas langas ir vienoje iš jų skiltyje parašyta automatiniai užsakymai. Keliaujam tenai ir tuomet gali matyti, jeigu kažkokie yra mūsų abonementai praeitų mėnesių ir jeigu norim susikurti naują abonementą, spaudžiam naujas automatinis pristatymas apačioje. Ir tuomet išlenda mums dvi galimybės. Arba mes pasidarome 1 mėnesio abonementą, arba 3 mėnesių abonementą. Tai, Kristina, matau ranką. Aš čia tik tai noriu paklausti tokį kaip techninį dalyką. Čia tu rodai, kas yra per kompiuterį, nes per telefoną aš matau, kad Fitline klubas ir tada paspaudi ir tada rinkėsi 1 arba 3 mėnesių. Gali būti, aš dabar print screen skaidrės padariau būtent per tai, bet tikėtina, kad va tai, ką kalbi, tai yra Nes tu teisinga. matai savo ankstesnius čia abonementus, bet kaip telefonu darai, tai tu nesimato tų dalykų. A ne? Nu, aš taip pat Supratau, patikrinsiu. viskas gerai. Jo, Aš ta tik tiesiog prasme, norėjau svarbiausia- pasiklausti, ar čia kompiuteriu turbūt. Šičia yra skaidrės kompiuteriu, bet dabar žiūrėkim. Žiūrėk, aš matau štai telefone tą patį langą, ar ne? Tuomet atidarau automatiniai užsakymai ir aš matau lygiai tą patį, ką aš matau kompiuteryje. Savo abonementus praeitų mėnesių ir apačioj naujas pristatymas. Pasižiūrėk, Kristina, ar per ten eini, ar tie žingsniukai yra tie patys. Tai yra prisijungiu, atidarau KV, ar nežinau, kaip ten bus tavo, ar ne, ir tuomet automatinis pristatymas ir va tada gali matyti visą informaciją. Mano paskyra automatiniai užsakymai. Patikslink, Kristina, ar viskas aišku iš to vietoje, gerai? Ok, ir dabar, kaip ir minėjau, kad galima pasidaryti 1 mėnesio arba 3 mėnesio abonementą. Ir tada užeinate, tarkim, ant 1 mėnesio ir koks yra didžiausias pliusas. Aš pasakysiu didžiausią, o paskui, aišku, yra tikrai daugiau tų pliusų. Kad kai jūs tampate abonemento turėtojas, jūs gaunate papildomą 10% nuolaidą produktams. Ir va čia tie žmonės, kur sako, labai produktai brangus, nu tai pirmin tada ieškokim sprendimo, kaip sutaupyti. Nes pavyzdžiui, tarkim, ryto vakaro kokteilis su abonementu kainuoja 100 eurų ir mes gaunam 106 taškus. Kai tuo tarpu tiesiog su 20% nuolaida mes mokam 112 eurų. Taip pat kompanija žino, kad Activizeris yra tas produktas, kurį mes išgeriam greičiausiai, nes juo mes daliname su savo aplinka, su kolegomis ir taip toliau. Ir netgi yra padėjęs tokį pasiūlymą, pateikęs, kad 3 Activizerius mes gaunam su 10% nuolaida, bet kadangi 3, tai mes gaunam dar geresnę kainą. Už 3 mes mokam 84 eurus ir turim 100 taškų. Kai tuo tarpu mes mokėtumėm pilną, su 20% nuolaida 30 eurų 80 centų. Ką tai reiškia? Kad jeigu abonemente aš užsisakau 3 Activizerius, tuomet vieno Activizerio kaina yra 28 eurai. Tai kompanija duoda mums pačius populiariausius produktus susidėti į krepšelį, nes ryto vakaro kokteiliai tai yra tie dalykai, kuriuos mes geriam kiekvieną rytą ir vakarą. Ir tada jis duoda būtent papildomą 10% nuolaidą. Bet galima abonementą susidėti ir iš papildomų produktų. Ir va čia irgi iškelia jie tam tikrus papildomus produktus, tačiau turėkit minty, kad šitoj vietoj mes jau nebegaunam 10% papildomos nuolaidos. Tai yra ta pati kaina tiek abonementą darant iš papildomų produktų, tiek užsakant tiesiog eilinį užsakymą darant. Ir tarp kitko, abonementas, kas yra svarbu, kad būtų ne mažiau negu 100 taškų. Na va, o šita dalis man labiausiai patinka, kad kompanija sako, yra ir 3 mėnesio abonementas. Taip, tai yra investicija, bet šitoje investicijoje mes dar daugiau taupom. Ne tik tai 10% papildomą nuolaidą, bet mes dar taupom 2 kartus nemokėdami už siuntimą. Tai yra dar plus 12 eurų, ar ne? Tai tas, kas sako, nu labai brangu, bet noriu pigiau, prašau, dar vienas variantas, ar ne? Ir dabar kaip tai atrodo, kad jie irgi išmeta tam tikrus produktus ir mes pasispaudžiam, tarkim, ryto vakaro kokteilį, mes paspaudžiam štai šitą ratelį oranžinį ir mums išmeta iš karto 3. Ir mes tuo pačiu metu gausime iš karto 3 rinkinius, sumokėsim iš karto už 3 rinkinius, tačiau taškus mums paskirstys į kiekvieną mėnesį. Tai yra 106 taškai vieną mėnesį, 106 antrą mėnesį, 106 trečią mėnesį. Taip, galim atsiimti ofisą, galim padaryti siuntimą į namus
ir viskas palaipsniui pasižiūrim adresas, ar nereikia kažkur kitur persiųsti ir spaudžiam pirkti. Apmokam kortelę arba apmokam kitais galimais mokėjimo būdais. Koks dar yra privalumas? Kad yra tam tikrų renginių, kur pirmenybę gauna tie, kurie yra Fitline klubo nariai. Tai yra tie, kurie turi abonementą. Tai turėkit minty, jeigu jums svarbu asmeninis augimas, jeigu jums svarbu papulti į masinius renginius, kur vyksta motyvacija iki begalybės, įkvėpimas, sėkmingų žmonių istorijos, bendrystė, kolektyvas ir taip toliau, tai abonemento turėtojai visą laiką turi šitoje vietoje irgi privilegiją. Ir dar labai fainas dalykas, kad kompanija labai dažnai skelbia tam tikras akcijas. Kiekvieną mėnesį tam tikrus pasiūlymus ir akcijas. Ir tu jų nematysi tol, kol neturėsi abonemento. Tai vėl žinutė yra kokia, kad jeigu aš noriu vėl sutaupyti, jeigu aš noriu daugiau uždirbti, jeigu aš noriu turėti privilegijas, vadinasi, abonementas yra kaip gera išeitis ir sprendimas. O čia dabar žinutė toms, kurios kažką veikia, arba toms, kurios kažką norės daryti šitoj kompanijai. Ir praeitą kartą mano kolegė Raimonda labai gražiai papasako, ką reiškia čekio užtvirtinimas, kaip gauti bonusus. Ir noriu aš truputėlį irgi pakelt šitą klausimą, kad net 3 pozicijos, bet labiausiai, vadinkim, 2 pozicijos yra susiję, kaip galima čekinį uždaryti ir gauti komisą, kai jūs pati turite autošipą ir jūsų komanda irgi turi autošipą. Pavyzdžiui, tos, kurios turi 5 ir daugiau partnerius po savimi, tai turėkite pati autošipą, 5 jūsų partneriai tegul turi autošipą ir jūs užsidarote čekinį. Jolanta man palinksiek, teisingai sakau, ne, kad yra pats lengviausias čekinio užtvirtinimas. Kada man nereikia investuoti daug pinigų, ta prasme, asmeninį užsakymą daryti, ar ne, už 500 taškų ir daugiau, tai gali padaryti mūsų komanda. Ir Diana, man atrodo, praeitą mėnesį gavo pirmo kartą 73 eurus, būtent pasinaudodama šituo, ar ne, kad suskatino padaryti autošipą kitus žmonės, savo komandos narius, pati autošipino ir, žodžiu, premija yra. Kai klausiu, ką pirksi, sako, kremą. Irgi gerai galvoju. Pasidovanokim savo kažką, kas yra mums reikšminga, prasminga ir kur atrodo, kad taupėm ir laukėm kol kažkas, ar ne? Tai va, tai labai labai džiaugiuosi. Bet lygiai tas pats irgi turėkite vieną autošipą, iš karto turėsit 100 taškų ir tam tikri užsakymai iš autošipo įkrenta į šitą lentelę ir jeigu surenkama 600 taškų, vėlgi čekinis užtvirtintas. Tadadadandadan, ir dar viena naujiena. Į prekybą sugrįžta jūsų labai labai laukiamas Women Plus produktas. Ir tas, kas kažkiek bent jau išsmalsavo, ypatingai gal tos, kurios jau pabandė, ar ne, bet negavo antros pakuotės, nes kai tik atsirado, labai greit išpirko. Labai laukia, kol atveš, vėl sugrąžins į rinką Women Plusą. Ir tai turėtų padaryti vasario 27-28 dienomis. Ir ką tai reiškia? Kad tas, kas bus Fitline klubo narys, tas pirmas galės pasinaudoti šituo specialiu pasiūlymu. O Women Plus tai yra tam tikras moterims skirtas produktas, kaip Men Plus turi vyrai, ar ne, taip mes, moteris, turim Women Plus, kuris palaiko hormonų pusiausvyrą, ypatingai toms moterims bus dėkingas produktas, kurios turi karščio bangas, prieš menopauzinius laikotarpius, menopauzinius, kada mes jaučiam labai didelės nuotaikų svyravimus, tai žinoma, šitas produktas gerina ir koncentraciją, ir nuovargį, ir išsekimą, ir daugybę visokių kitokių dalykų. O tos, kurios galvoja, kaip man įsimylėti per naujo savo vyrą, tai šitas produktas irgi yra skirtas tam. Tai va, tai vyrukai, laukite mūsų, mes tuoj užsikursim ir, žodžiu, galėsim tęsti mūsų nuotykius, ar ne? Na va, ir aš matau, kad skaidrės dar neįdėjau vienos, labai labai svarbios. Ir tas, kas jau pusmetį, pavyzdžiui, gyvena su Fitline, puikiai žino, kas laukia mūsų balandį. Kas laukia mūsų balandį? Ei, kas bus balandį? Action Packas. Ką reiškia Action Packas? Klausia Aistė, nes jis sako, aš tik šiandien išpakau savo startinį rinkinį, apie ką aš šneka. Tai kompanija 3 kartus, Jolanta pasakyk, 3 kartus per metus, aš dar irgi mokausi, tai vat labai gerai, kad mama yra šalia ir man ten palinksi arba niu parodo. Ja. Kompanija 3 kartus per metus dovanoja mums privilegiją įsigyti pačių populiariausių produktų su 45% nuolaida. Tam tikriems rinkiniams duoda tokią privilegiją,
kur mes, kiekvieną mėnesį dėja to neturim. Ir va tada balandį bus ypatingas laikas, būtent tas metas, kada mes galėsim pasinaudoti tuo. Bet pasinaudoti galės tik tai tie, kurie turės abonementą. Žiūrėkit, truktų švadžių vėl į pradžią, ar ne? Tai dabar išmintinga būtų, 3 mėnesiai abonementą turiu, vadinasi, nesuku galvos, ar galiu šituo Action Pako pasiūlymu pasinaudoti ar ne. Viskas labai paprasta, teisingai. Na va, ir apskritai, abonemento turėjimas, tai yra žinutė pačiai savo, kad sveikatą aš statau į prioritetą. Kad statau į prioritetą save, meilę savo, rūpestį savo kūnu, rūpestį savo psichologinę sveikatą, nes mes puikiai žinom, kad ir ten reikia padirbėti, ar ne? Ir B grupės vitaminai labai reikalingi. Ir apskritai, kad aš pirmenybėj renkuosi save. Nes kai aš būsiu pati pilna, tada aš būsiu gausoj dalintis, tada aš būsiu gera mama, gera žmona, gera draugė, gera partnerė, gera kolegė, gera kas tik tai nori. Kai pradėsiu nuo savęs. Tai ačiū Jums labai. Ar klausimų turime? Taip, Kristina. Aš kaip visą laiką. Bet aš neklausimus, aš tiesiog noriu labai trumpam 2 minutės pasidalinti tokį dalyką, kad aš vieną kartą dariau eksperimentą. Negėriau, nepamenu, ar 2 mėnesius, ar 2,5 nieko iš vitaminų. Ir galvojau, kaip aš jausiuosi, bet aš tikrai jaučiausi kaip sudaužyta ir aš galvoju, kaip anksčiau aš gyvenau ir kaip galima gerai jaustis. Ir aš tiesiog paskui supratau, kad tiesiog to negalima daryti, nes viskas atrodo, kad grįžta atgal. Ir pats geriausias tas ritualas, tas rytinis skonis, kaip skanu, man vien dėl to, kad skanu, jau norisi gerti ryte. Ačiū tau, Kristina. Tai va čia mano toks pastebėjimas, aš specialiai dariau, kad pasižiūrėti, kaip aš jausčiausi, ar kas nors keičiasi ar ne, bet iš tikrųjų aš tikrai nusprendžiau, kad reikia grįžti ir kad aš turiu gerai jaustis. Tai va, Puikumėlis. mano toks pasisakymas. Ačiū tau, kad daliniesi. Liuks. Taip, matau, kad mano kolegė Raimonda čia ko puikiausiai administruoja čatą. Ačiū tau, Raimonda. Taip, kad akciniai pasiūlymai galioja iki mėnesio 17 dienos, ta prasme 5+1. Taip, kad mes kiekvieną mėnesį galim dar savo abonemento privalumus jausti. Taip, dabar klausimas, ar galima pridėti papildomus produktus šalia abo, ar reiktų iš kitų produktų padaryti abo. Tai mintis yra kokia, kad iš tų pačių parinktų produktų, kurių kompanija duoda, galima susirinkti, ar ne, galima padaryti savo iš papildomų produktų abo, ar ne, ar galima darant abo dar pridėti papildomus produktus galima, bet jie bus tuomet be nuolaidos, ar ne, kad abo. Su 20%. Taip, ta prasme su 20. Be to papildomo 10% nuolaidos. Kad tu susidėjai abo rinkinukus ir tada pereini įsidėti papildomus rinkinukus produktus, bet papildomiems tuomet nėra tos papildomos 10% nuolaidos, kurią mes gaunam su būtent abonemento pasiūlymais. Galiu dar truputį Aurelija Prašom, pridėti. žinoma. Dabar žiūrėkite tie, nes mes dirbam su visais lietuvakalbiais, nesvarbu, kuriuose šalyse jie yra, tai tam tikrose šalyse, pavyzdžiui, Anglijoje, Airijoje, Norvegijoje, Vokietijoje, kitose šalyse reikia irgi žiūrėti, jie turi 3 mėnesių abonementą ir pas juos yra atidėjimas. Ką reiškia atidėjimas? Jie gali užsakyti 3 mėnesių abonementą, jie gauna visų 3 mėnesių paketus ir moka tik tai už vieną paketą 1 mėnesį. Tai reiškia, kad už 2 mėnesį jiems nuskaičiuos nuo kortelės, už 3 vėl nuskaičiuos nuo kortelės. Tai yra labai gerai, nes iš principo taip, žmogui tada nereikia visko kaip ir apmokėti, bet jisai apmoka tik tai po 1 mėnesį. Tai turi didžiosios rinkos, kurios realiai turi su bankais ten tam tikrų, sakykime, susitarimų. Kadangi mes esam dar ne tokia didelė rinka, ne toks, kaip sakyti, didelis žaidėjas taip rinkoje, bet aš manau, kad galbūt ateityje mes irgi galėsim tokį
variantą turėti, galbūt. Bet kol kas mes to neturime, tai mes turim iš karto už visus 3 mėnesius mokėti Lietuvoje. Bet pavyzdžiui, yra rinkų, jeigu kas yra iš Anglijos, Norvegijos, Airijos, Vokietijos, Daniją reikėtų patikslinti, bet esmė tame, kad kai kuriuose rinkose žaidžia va tas 3 mėnesių abonementas ir jie netgi startuoja nuo 3 mėnesių abonemento. Matau, kad Ingrida pakėlė ranką, tai Ingrida galėsi pakomentuoti. Tai ką reiškia, kad žmogus, pavyzdžiui, jeigu, sakykime, moteris nusprendžia, kad nori vartoti su šeima produktą, tai jie gauna iš karto 3 mėnesiam visai šeimai. Arba jinai gauna 3 mėnesiam savo. Ir čia Aurelija labai teisingai pasakė, kartais būna, kad kai mėnesį užsakom, pasibaigia tas mėnesis, ir mes nesusižiūrim, kad pas mus jau baigėsi, o produkto namie nėra. Ir tada vis tiek jums reikės apie kokias 3, 4 ar 5 dienas laukti sekančio produkto ir jūs darote tarpą. Taip? Tai iš principo tie, kurie pradeda vartoti, kompanijos mokslinė taryba nerekomenduoja daryti pertraukų 3 mėnesiai, tai yra reguliariai pragertas produktas kaip kursas. Tai va tam yra padarytas 3 mėnesių abonementas, kad pa žmogų būtų spintelį, maža kas, ne, jam, kaip sakyti, pamiršusai. Ir tikrai patikėkite, pavyzdžiui, Anglijoje mūsų partneriai, kurie gyvena, kurie labai skuba, lekia, bėga, jie džiaugiasi, kad yra šitas abonementas. Nes po 3 mėnesių jiems automatiškai vėl ateina 3 mėnesių. Pas mus Lietuvoje reikia rankiniu būdu padaryti, kad vėl suforminti 3 mėnesių abonementą, o ten ateina automatu. Tai žmonės džiaugiasi, nes sako, žinai, aš tikrai būčiau pamiršęs užsakyti, nes tai, pripranti, rūpesčiai, darbai, šeima ten užsivelia ir tiesiog tu pamiršti. Ir kai pamiršti ir po to žiūri, ir va Aurelijos situacija Portugalijoje, kai jiems reikėjo 2 savaitės laukti, tada tu supranti, kad, taip, realiai, aš taip pajuokausiu, priklausomybė produktų yra, bet ne pačiam produktui, o tai gerai savijautai, kurią duoda produktas, taip? Tai va, tai turėkit omeny, kad užsienį veikia 3 mėnesių abonementas ir jis veikia automatiškai. Tai reiškia, kad žmogus kol nenusitrauks, tol pas jį ir keliaus kas 3 mėnesiai po 3 paketus. Plius dar kas yra gerai, kadangi jeigu ateina žmogus, kuris nori užsidirbti, tai jūs įsivaizduokit, jisai užsako tą 3 mėnesių abonementą, vieną jisai geria ir jisai 2 pas save turi, kuriuos gali parduoti ir iš karto ką užsidirbti ekstra jam reikalingus pinigus, taip? Porą šimtų eurų jisai vėl turi pas save, kad grinai galėtų galbūt kažką tai ten, nežinau, kažką apmokėti ar dar kažką padaryti su tais pinigais. Tai va, Ingrida, taip matau, kad turite pakėlusi, tai pasakyk apie Daniją tikriausiai. Taip, apie Daniją, bet aš norėjau pasakyti dar, kad eina jisai automatiškai, bet jau tu paminėjai ir tik tai sustabdyti turi, jau nereikia jo užsakinėti kas 3 mėnesiai. Tai čia irgi svarbu, kad, negalvoji apie tai, bet kas yra gerai, kurie dirba, mes. Tai irgi žmogus naujas, jisai gauna 3 mėnesiam ir jam nereikia aiškinti svarbos tos 3 mėnesių pirmų, kad gauti rezultatą. Tai va ir gerai dirbantiem, tada jau nereikia ten iškart 3 mėnesiam gauna ir naudoja žmogus. Bet naujokui vis tiek reikėtų paaiškinti, kodėl 3 mėnesiai ir kur čia, kaip sakau, šuo pakastas, nes jisai nelabai supranta. Jisai nori tik paragauti ir nesupranta, kodėl 3 mėnesius kompanija rekomenduoja. Tai paaiškinti reikėtų, po to jisai jau supranta savaime. Ir Žana, matau, kad aš Olandijoje startuoja irgi tas pats 3 mėnesiai, moko už 1 mėnesį. Ir Diana dar turi klausimą ir pas Rimą klausimas, matau, parašytas. Mano tai toks paprastas blondidiškas, o jeigu Lietuvoje aš pasidarius tą ir, prioritetai kiti ir nesumokėjau pinigų, tai kas būtų? Mane iš klubo išmeta, ar atbulinę datą turėsiu sumokėti? Diana, tu moki iš karto už 3 mėnesius. Nėra Lietuvoje atidėjimo. Lietuva neturi, o ofisas Lietuvoje neturi su bankai susitarimo, kad galėtų nuimti nuo jūsų kortelių be jokio įspėjimo. Tai aš tą suprantu, bet aš turiu omeny, kad aš užsisakiau, ir aš pati turiu daryti pavedimą. Aš kiekvieną mėnesį. Ne, jeigu užsakai mėnesiui ir sumokė, kitą mėnesį tu vėl darai rankiniu būdu, rankiniu būdu. Pas mus nėra automato. Tai aš tą suprantu, o jeigu aš rankiniu būdu tiesiog nepadarau, tai tada ir neturi.
Nu, tai mane iš klubo išmeta, ar kaip? Taip, ta prasme, kai pas tave sueis 30 dienų po abonemento, ane, sakykime, tu padarėjai abonementą sausio 3, vasario 3, pas tave viskas, po vasario 3 pas tave nėra Fitline klubo narystės. Tu nesi Fitline klubo narys dėl to, kad tu neturi tą mėnesį abonementų ir neturi to mėnesio Fitline klubo narystės. Bet jeigu tu sausio 3 padarai 3 mėnesiam, sumokėjai už 3 mėnesius, pas tave 3 mėnesius, sausis, vasaris, kovas, bus Fitline klubo narystė. Ir čia yra labai gerai, bet ką Aurelija paminėjo, kad balandis bus lengvesnis mėnesis, nes jums nereikės galvoti apie abonementą, jeigu jūs jį padarysit dabar. Nu, pažiūrėjau, padarysit vasarį arba padarysit kovo pradžioje. Kovo, balandį, gegužė pas jūs bus abonementas. Ir plus kompanija visą laiką skelbia 1 mėnesio trečiadienį akcijas su menedžerio mokymai susijusiais, kurios veda Gido Buch. Tada būna iki 17 dienos verslo setas, kur 5+1 nemokamai, taip, optimalūs rinkiniai. Tai irgi šitą mes matom tik tai tada, kada turim tą abonementą galiojantį. Plus, kas yra mėnesio pabaigos akcijos yra, kurios irgi būna taip, kad tu pamatai, noriu akcijos, abonemento nėra ir kaip sakyt, viskas, baigėsi seniai istorija. Tai va, tai šitas yra toksai momentas. Tai tiesiog nebus taip, kad tau nenuskaitys. Pas tave tiesiog nebus abonemento. Tu jo būsi rankiniu būdu nepadarius ir pas tave jo nebus. Tai mėnesio reikia daryti pastoviai. Bet kas gerai su 3 mėnesių, kad realiai taupom pristatymą ir taupom užsakymo formavimo mokestį. Va tą 12 eurų sutaupom iš karto irgi, kad nereikėtų mums tą pastoviai daryti kiekvieną mėnesį. Tai 3 mėnesiai labai aktualus. Rima, matau, kad klausia, kodėl LT nėra startinio 3 mėnesio abonemento. Čia aš rekomenduočiau ką padaryti, kam nelabai aišku, žiūrėkit, kada žmogus Lietuvoje startuoja, pas jį yra 1 mėnesio komplektas. Ką galima daryti? Galima nedaryti užsakymo registracijos blanke, iš vis nepažymėti jokio rinkinio ir po to tiesiog senuoju būdu, kurį mes turėjom dar, kaip sakau, ten toj senoviniai Lietuvoje, tarsi rašyti elektroniniu paštu. Labą dieną, aš vardas pavardė, ID numeris toks ir toks, noriu startuoti su 3 mėnesio abonementu, prašau man suformuoti sąskaitą faktūrą 3 mėnesiam. Galima tai padaryti, bet tada jau ne elektroninių variantų, o grinai su ofisu suderinus ir jie tada jums atsiųs sąskaitą faktūrą, apmokėjimo su demo krepšiu, aktyvaizų dovanų ir 3 mėnesio abonementų. Ir jūs tada būsite 3 mėnesius Fitline klubo narys nuo savo starto. Taip, galimas toksai variantas. Plius dar vienas momentas, mėlėjai, ką noriu pasakyti, kodėl 3 mėnesių aktualu. Nes jeigu jūs užsakėt 1 abonementą tą mėnesį ir po to sugalvot, kad jums dar draugiai reikia už tą 100 eurų tokio komplekto. Antro jūs tą mėnesį kaip ir negalite Lietuvoje. Ten techniniai niuansai, bet, tarsi iš principo nėra galimybės užsakyti antro už tą pačią kainą. Jūs mokėsit 112 eurų. Tai va šitoj vietoje irgi reikia pagalvoti, ar geriau už 112 po to pirkti, ar geriau iš karto nusipirkti tą 3 mėnesių ir turėti pas save pasidėjus po tą mažesnę kainą. Tai va. Aurelija. Ačiū tau labai. Taip, Kristina, dar matau ranką kelią. Taip, klausimų yra. Jo. Kas turit klausimų, tai išsiaiškinkit dabar, kad po to nereikėtų ten sukt galvos. Taip, Kristina, klausau tavęs. Aš dar labai greitai negirdėjau, ar iš jūsų pasakėt, kadangi 20% gaunasi 112 eurų ir perkant ne tik sutaupom 12 eurų už atvežimą, bet iš viso gaunasi sutaupyti 48 eurus. Perkant 3 komplektus iš karto. Tai irgi yra pinigai, už tos 48 jau gali kažkokį tai produktą nusipirkti arba galų gale kur nors kitur išleisti. Arba gerą kremuką nusipirkti, pavyzdžiui. Tai va tik tai norėjau pasakyti, kad aš šiandien pasižiūrėjau, kiek, nes aiškinau kitai moteriai. Puiku, ačiū tau už tai va patikslinimą. toks mano mažas pastebėjimas.
Super. Ir dar tie, kurie norite, žiūrite į priekį ir galvojate apie verslą, apie tinklo kūrimą, apie uždarbį ir taip toliau, įsivaizduokite, kai pas jūs grupė yra, pavyzdžiui, 53 mėnesių abonementų. Ką tai reiškia? Kad jūs realiai ir pirmą, ir antrą, ir trečią mėnesį turite kiek? 50 kart 100, tai yra 5000 taškų abonementais. Tiesiog automatu. Jūs atidarot naują mėnesį, jūs žinote, kad pas jūs yra tie abonementai ir jūs automatu turite dar 5000 taškų, dėl kurių tą mėnesį jūs, tiesiog jie automatiškai sukrenta. Tai va čia irgi verslo prasme, tai yra labai gerai. Ir kada mes turėsim automatinį tą abonementą, tai kai jūs atidarote savo puslapį Fitline, jūs paėję žemyn matote vadinamą Open Volume. Open Volume tai reiškia atviri taškai, tai nurodo, kiek potencialių abonementinių taškų jūs turėsite nuo mėnesio 1 dienos. Ir patikėkit, kai yra didesnė grupė, mes kartais matom 50 000 taškų. Open Volume tai reiškia, kad tą mėnesį 50 000 taškų jie bus komandinėje apyvartoje. Tai irgi yra labai gerai dėl verslo stabilumo, saugumo, garantijų ir taip toliau. Kas norite saugaus verslo, tai abonementai tai yra ta tema. Tai va, tai... Ar dar turim kažkokių klausimų? Ar dabar jau visoms aišku ir matote tame vertę ir prasme? Ja, šypsenos eina, tai gerai, merginos, ačiū Jums labai ir vaikinai tas, kas prisijungia, ačiū Jums visiems, tuomet gero poilsio, padarykite išmintingus sprendimus ir prioritetus sudėliokite į jiems skirtas vietas. Tai bučkis visiems, gero poilsio ir iki pasimatymo kitą kartą. Širdingai dėkoju, Aurelija.